trumpas vaizdo įrašas, kaip paprastai, greitai ir saugiai įsidiegti Facebook pikselį į WordPress, WooCommerce. Tikriausiai visi žinote, kam Facebook pikselis reikalingas, bet trumpai priminsiu, tai pikselis reikalingas tam, kad Facebookas tiksliai žinotų, ką žmonės, tie, kurie apsilanko, kurie turi Facebook profilį prisijungę, kad ką tiksliai veikia jūsų svetainėje. Ir dabar kaip reikėtų jį įsidiegti teisingai, kaip ir sakiau, paprastai ir lengvai, tai pirmiausia reikia nueiti į savo WordPress'ą, adminų dashboardą, nuėjus ir prisijungus, tai reikia nueiti į pluginus, add new, tada įrašome į paiešką pluginų Pixel Your Site, atsidarius visiems pluginam, pagal šį būtent raktažodį randame Pixel Your Site, įsidegėme šitą pluginą, asmeniškai tai kol kas yra geriausias, paprasčiausias, lengviausias ir sekantis tiksliausiai visus duomenis. Taip, tada jau įdiegus, ką mes padarėme, tai jį aktyvuojame. Aktyvavus, netrukus atsidarys papildomas langas. Taip, tai aktyvavus, tai ką reikia padaryti, tai po kairę, kur yra visas admin dashboardas, nueinam į apačią ir matysime patį pluginą. Paspaudžiame ant plugino. Visus tuos notificationus galite išjungti, nieko jie nereikalingi ir matome Your Metapixel. Paspaudžiame click po settings, iš karto pirma šitus enable paspaudžiam, tai tiek API, tiek advanced matching. Ir reikia įrašyti Facebook pixelio ID ir reikia conversion IP įrašyti. Sektų visus būtent duomenis. Tai kokie yra tie duomenys, tai eto kartai, purchasai, kurie yra svarbiausia mums. Taip, tai nueinam į patį Facebooką. Reikia irgi prisijungti prie savo business settingų pagrindinės paskyros. Aš šitą nuorodą įkelsiu, tie, kurie neturės, galėsite pasinaudoti. Jeigu prašys pasikurti, jeigu dar nekartų nebuvote prisijungę prie šios paskyros, tai pirmiausiai paprašys jūsų susikurti paskyrą ir tada atsidarys toks langas. Sekančioje pamokoje parodysiu, kaip tiksliai naudotis šią vietą, bet ką dabar pirmiausia reikia padaryti, tai po data source atsidarius tam langui matome datasets ir tada ką reikia padaryti, tai mėlynas mygtukas add, čia įrašote pavadinimą ir spaudžiate create. Šiuo atveju esu jau pasikūręs, tai nerodys kaip tiksliai kokie būtų sekantis žingsniai, bet iš tikrųjų po šio žingsnio vienas ar du belieka ir tik tais next ir viskas. Taip, susikūrus, tai ką bus svarbu padaryti, tai yra pridėti žmogų. Arba tenais jau susikūrus irgi paprašys, bet ką galite padaryti, tai tiesiog pasirinkus norimą Facebook pixelį, paspaudžiate add people, pasirenkate save ir tada full manage ir assign. Ir viskas. Tai visi žingsniai yra atlikti Facebook pixelių sukūrimui. Ir ką dabar reikia padaryti, tai nukopijuoti Facebook ID, nukopijuojam ID, keliaujam į savo WordPress'ą, į savo pluginą ir čia įrašome Facebook ID. Dabar iš karto galima ką padaryti, tai save settings, įsaugome visus nustatymus, click po settings, iš naujo, tai ką dabar reikia pasidaryti, tai mums susikurti conversion API, kurio metu seks daug efektyviau būtent Facebook visus duomenis, tie žmonės, kurie apsilanko. Tai šitas raktas atsirado po iOS atnaujinimo 14, tai čia buvo gan jau seniai. Ir ką jisai daro, tai surenka visus, beveik visus duomenis, tie, kurie naudoja Mac'us, tie, kurie naudoja iPhone'us ir tie, kurie naudoja VPN'us ir tie, kurie naudoja adblockerius. Tai įdiegus tik Facebook pixelį, tie duomenys yra prarandami, kad apsaugotume būtent jūsų biudžetą, jūsų pinigus ir kad visus tos duomenys būtų galima surinkti, tai reikia būtent papildomai pasikurti conversion IP. Taip, tai keliaujam atgal į Facebooką. Ką dabar mums reikia pasidaryti, tai viršuje paspausti ant 3 brūkšnelių, paspaudus, tada čia galima pasirinkti Events Manager, bet kad būtų irgi paprasčiau, tai paspaudžiam savo pixelį ir spaudžiam Open in Events Manager. Taip, atsidarė
mūsų Events Manageris, čia duomenys yra seni, nenaudojami, tai dar šiek yra sekama, bet jeigu yra viskas teisingai sukurta, čia turėtumėte matyti visus veiksmus, 7, tai page view, tada view content, add to kartas, tada initial checkoutas ir jau pats purchases. Tai tie visi eventai turi matytis, bet dabar orientuojamės į Conversion IP, spaudžiam settings, čia visa yra informacija svarbi, bet einame į apačią ir priejom prie Conversion IP. Tai ką reikia pasidaryti, tai yra iš tikrųjų labai paprasta, kaip ir sakiau, dar niekada taip paprasta nebuvo kaip seniau, kaip niekada. Tai paspaudus, mums netrukus generuos tokeną, kurį reikės nukopijuoti. Taip, pagaliau iškrovė, kopijuojam. Ir ką dabar reikia mums padaryti, tai reikia mums pereiti vėl į savo WordPress'ą, į Pixel Your Site ir įrašom tokeną. Tai įrašom, tada ką mes pasidarom, tada einam į apačią. Taip, čia jokių nustatymų papildomų nereikia, irgi nereikia. Visi po default, tai reikia tik pirmus 2 pažymėti, visi kiti jau yra tvarkingai. Ir spaudžiame Save Settings. Ir viskas. Iš tikrųjų, šią akimirką esate jau įsidėgę savo Facebook pixelį ir galite pradėti būtent sekti duomenis, bet irgi pačioje pabaigoje ką noriu paminėti ir svarbu paminėti, tai reikia nuėjus į savo Facebook pixelį, data source, data sets, dabar panaikinu pixelių sekciją, viską perkeliai data sets, jeigu trumpai. Ir tada užėjus ant pixelio reikia add assets. Ir ką šiuo momentu reikia padaryti, tai pridėti add accountą, per kurį leisite reklamą. Ir kuris tiksliai, taip, per add accountą, kurį leisite reklamą. Pridedam save ir į šią akimirką jau nuėjus leisite reklamą, automatiškai bus priskirtas add accountui pixelis. Jeigu prieš tai nerodyti, tai bus priežastis dėl to. Tai va, šiandien būtų tiek. Ačiū.